Trenerių komanda jau sportuoja beveik mėnesį. Kaip galėtumėte įvertinti jos formą dabar šiuo metu? Norėtųsi geresnios formos. Aišku, ten sportuojam, sakykime, 2 kartus į dieną, rytinė treniruotė vyksta fizinio rengimo, vyrukai dar tokie nėra pilnai, sakykime, švieži. Tas matosi, šiandien žaidėm, kad akcentavom, kad jeigu galima prie klaidos bėgti į priekį, bet to nelabai gavosi. Momentais buvo tokių greitų pabėgimų, sakykime, aktyvesnė gynyba, bet, sakau, didelios tragedijos tikrai nedarom, nes, sakau, čia dabar kitą savaitę mažinsim po biškį, sakykime, lauką, štanginę, daugiau mažesnės galbūt treniruotės, tarp ne mažesnės, bet laiko atžvilgiu mažiau salėj praleisim viskas. Manau, kad turėtume pasiruošti startui tinkamai geroj formai komandai turėtume. Kokius uždavinius keliat komandas kimba tokiuose draugiškose rungtynėse? Visą laiką laimėti. Jeigu žaidžiam, čia nesvarbu, ar draugiškos, ar turnyrai, ar dar kažką, išeinam laimėti. Tuo tarpu, aišku, žaidžiam savo salę, tai čia šiandien Rūbinė ir sakiau, kad neturim teisės pralošti ne vienai komandai. Sakykime, su Lietuvos Rytų Žalgiriu turim garbingai priešintis, o kitom komandom tai neturim net teisės pralošti savo salę, savo areną. Kol rungtyniavo startinis penketas, tie daugiau veteranai, komanda žaidė tikrai gerai. Kai pasirodydavo tie jaunesni krepšininkai, komanda tik smigdavo į duobę. Ar nemanot, kad tai gali būti toks Achilo kulnas čempionato metu? Tai, suprantat, žaisti tie, kurie gali žaisti. Aš iš karto pasakau, o visų pirma, tam ir yra kontrolinės rungtynės, kad išbandyti tam situacijose ir jaunimą, ir veteranus, ir kaip ir patys matėte, ir dabar sakėte, tai žaidė vyresni, tai lygtai ir gerai atrodė, bet sakau, čia tragedijos nėra šiandien, kad pralošėm, bet esmė, kad reikia visus išbandyti ir žiūrėti, kas ką gali. Komanda papildė 12 naujų žaidėjų. Kuriais krepšininkai labiausiai džiaugiatės, kad papildė, kurie galbūt jūsų nuomonė turėtų būti lyderiai sezono metu? Turbūt apie naujokų. Tai aš visai džiaugiuosi tie, kurie sutiko, sakykime, žaisti, atstovauti mūsų klubą atėjančiam čempionate, o šiaip tai sakau, labai daug patyrusių, yra jaunimo, yra ir gabaus jaunimo tikrai, tai bet, sakykime, galbūt koncepcija tokia, kad pusė veteranų, pusė jaunimo, sakykime, tas veteraniška ramybė, sakykime, ir jaunatviškas entuziazmas turėtų vaisių duoti. Kokios turėtų būti, sakykim, sezono metu komandos stipriosios ir silpnosios pusės? Dabar žiūrint, sakykim, šiuo metu. Šiuo metu, tai aš sakau, akcentuoju, kol kas stinga mums greito išėjimą į greitą puolimą po to, kai atsikovojom, kai apsiginam nuo varžovo atakų ir sakykime, puolimą, tai, sakykime, įmetam mes tikrai daug, bet yra problemų gynyba ir tą akcentuojam, kamuolių atsitverimas, dar biškai kai kurie ir derinius pamiršta ten, viską suprantam. Aš kalbu apie jaunimą. Kaip komanda sugrįžo Rolandas Keizgirys, visi kalba, tai charizmatiška asmenybė, vėl teks daugiau darbo teisėjams, vėl bus smagiau išraunti. Kaip jums pačiam komandai toks žmogus, tokia asmenybė? Naudinga yra? Matotis, aš sakau, esu ne vienus metus su juo kartu žaidęs. Vienoj komandoje, sakau, kartais būdavo, kad pakenkdavo rungtynių eigai, bet dažniausiai tai užvesdavo su savo tokiu pykčiu ir su savo charizmatiškumu, galima tai pasakyti. Aš manau, kad, sakau, čia, sakykime, gerai ir jaunimui bus, ir galbūt komandai. Kad jisai bandys atstovauti, nebandys, bet atstovaus.